Kai žiūrite į save veidrodyje ir nepatinka tai, ką matote, į kurį specialistą kreipsitės? Ar į plastinės chirurgijos gydytoją, ar į psichiatrą? Aš kaip psichiatras vismoje aš esu už raukšles. Kodėl? Todėl, kad mūsų raukšlėse gyvena emocijos. Ir aišku, kad smagu, kad matytųsi tos gerosios emocijos, šypsenos, raukšlės, bet kartais tos raukšlės parodo, kaip tu esi viduje. Ir kai aš galiu teisingai matyti, kaip tu esi viduje, gal aš galiu tave teisingai pakalbinti. O teisingai pakalbinus padėti. Ves puoselėti, kiek reikia, taip, kiek rasti savaitėje vis ten po tą keletą kartų ryte ištrūkti nuo darbų ir pasinerti net ne profesiniams dalykams, bet savo dalykams. O kas pamatys gatvėje einant, kad moki skambint fleitą, arba kad moki 15 užsienio kalbų, arba kad, nežinau, turi kažkokias gilias, kito kažkokios ryties žinias, o išorė yra pats greičiausias signalas, kaip tas BMW. Tai užtat ir tam jaunam žmogui tai labai imponuoja, nes kitus vidinius dalykus tu turi rinktis per labai ilgą laiką, per nesėkmes. O čia gana paprasta, čia yra kosmetika, filtras pagaliau, chirurgija, visa tas yra išsprendžiama. Tai sakykit, daktarė, einant į pabaigą, toks asmeninis klausimas. Kas jums labiau patinka? Didinti ar mažinti? Na, turbūt, kad mažinti. Mažinti. Tai. Kai žiūrite į save veidrodyje ir nepatinka tai, ką matote, į kurį specialistą kreipsitės? Ar į plastinės chirurgijos gydytoją, ar į psichiatrą? Vis daugiau žmonių psichologinės problemas sprendžia plastinės chirurgijos būdu. Ir ar visada tai yra blogai? O kada gana? Kas yra raudonosios vėliavėlės plastinėje chirurgijoje? O kas yra dismorfinis kūno sutrikimas? Į šios ir kitus klausimus šiandien bandysime atsakyti su plastinės chirurgijos gydytoju Martynu Norkumi ir manimi gydytoja psichiatrė Ieva Šveikauskienė. Labą dieną, gydytojau. Labą dieną, Ieva. Ačiū, kad atėjot. Tema labai subtili. Ir šiandien norėčiau pirmiausia apsibrėžti mūsų tokio pokalbio ribas, kad plastinė chirurgija tai yra labai platu. Bet šiandien mes kalbėsim apie estetinę jos dalį, apie grožio chirurgiją. Ir aš labai norėčiau apriepti tą psichologinį momentą grožio chirurgijos. Tai pirmas mano klausimas ir būtų, ką jūs, plastinės chirurgijos gydytojas, dažniausiai psichologiško matote savo kabinete? Tai kiekvienas žmogus, kai ateina pro duris, tai tu matai ne tik kaip pacientą potencialą, bet supranti, kad už jo yra ir jo vidinis žmogus. Ir visada, ir sakyčiau, ir kaip žmogui tiesiog įdomu žinoti, kas už to slypi, o kaip specialistų net ir reikalinga. Nes žmogus gali turėti puokštę visokių praeities gyvenimo nuoskaudų, gyvenimo šiuolaikinių kažkokių pokyčių, visuomenės poveikio, kas gali įtakoti jo norą ateiti pas plastinės rekonstrukcinės chirurgijos gydytoją. Bet jie kartais gali būti ir pagristi norai žmogaus, kurios reikia atsijoti, pažinti ir tada priimti sprendimą, ar kažką daryti, ar nedaryti, ar patarti nedaryti, neatlikti operacijos, jeigu atlikti, tai kaip atlikti. Bet grožio chirurgija, sutikite, tai yra labai daug apie pasitikėjimą savimi. Kaip galvojat, ar tas momentas jis yra pakankamas argumentas man kaip gydytojui spręsti chirurginę korekciją? Na taip, mes kai mokėmės universitete, kai atlikom rezidentūrą, mes daugiausia praktiškai vien tik tai koncentravomės į techninę tos srities pusę, kaip atlikti operaciją, kaip diagnozuoti, kokį būdą pasirinkti tai problemai spręsti, tiek rekonstrukcinė chirurgija tas tinka, tiek vėliau jau dirbant privačioje praktikoje, tiek estetiniai pusėje. Tačiau tą psichologinį aspektą nedėstė mūsų niekas nemokė. Ir po šiai dienai
kiek žinau, tai nevyksta. Tiesiog mes patys kaip specialistai, tu pats kaip žmogus, kaip bręsti, nenori, mums irgi ateina kažkada daug metų, pradedi truputėlį giliau žiūrėti negu vien odos paviršius ir suprasti, kad yra daug ir psichologinių priežasčių. Ir kaip prisakėte, taip, gana dažnai tai yra ir psichologinių problemų sprendimas. Taip, Martinai, ir aš taip kaip gydytojas psichiatras, kartais mes psichiatrai iš vis esam tie, kurie dirbam be organo. Psichikos nei pamatysi, nei pačiupinėsi. Ir tas pasitikėjimas savimi, kartais atrodo, kas čia yra, kada mes čia visi šnekam, pasitikėk savimi, ten dar. O kada jisai formuojasi? Jisai formuojasi labai giliai vaikystėje ir tiesiogiai nuo to, kaip tu augai ir su kuo tu augai. Tai va tos menkos savivertės žmonės, jeigu taip dar tą savivertę susiaurinti iki išorinių dalykų, tai rizikos grupė yra šeimos, kuriuose nebuvo kalbama apie jausmus. Vaikai tie, kurie niekada negirdėjo žodžio aš tave myliu, tu gražus, tu graži, tu esi pakankamas, tu esi geras, tu man patinki. Iš tikrųjų, savo kabinete aš neretai girdžiu, kad žmonės per gyvenimą nėra girdėję šito žodžio, kad aš tave myliu, aš tave matau. Ir būti matomu žmogui yra gyvybiškai svarbu ir aš galvoju, kad tikrai jie gali spręsti chirurginiu būdu, tapti matomais arba niekad nesijausti pakankamai gerais. Kitas momentas, kurį aš matau, kitokios šeimos, kuriuose labai daug vietos buvo skiriama atrodymui. Kaip aš atrodau, jūs net šypsotės, ne? Kaip reikia atrodyti, ką žmonės pasakys, kaip turi mergaitės atrodyti, kaip turi berniukai atrodyti, tie vadinami vaikystės introjektai psichologiniai. Tai aš galvoju, kad šeimos, kuriuose buvo komentuojamas elgesys, o išorė kritikuojamas, pabrėžiamas, kiek tu čia valgysi, tai čia toksai tiesus kelias neretai būna net ir valgymo sutrikimus ir turbūt ir pas plastikos chirurgus, kai žmonės tą savo atrodymą būna užfiksuoti labai laikyti kaip svarbų dalyką. Ir dar kas šiais laikais darosi, kai tenka dirbti su labai jaunai žmonėmis, 18-19, tos šeimos, kuriuose yra skiriama labai daug dėmesio sveikam buvimui. Būtinai sportuoti, būtinai tik sveikas maistas, būtinai tik skaidulos. Ir realiai tai yra gerieji dalykai skiepijami vaikui, bet su kokia energija, su grėsmės momentais. Tai aš galvoju, tie tokie psichologiniai aspektai, kurie sunkiai pačiupinėjami, jie yra vaikystės patirtis ir tokios šeimos yra rizika vaikam formuoti tą menką savivertę, žinutes apie kūną. Ir kur mes po to nueinam, tai aišku, kad čia visas spektras neurozinių sutrikimų sėkmingai gali formuotis, valgymo sutrikimai. Man, pavyzdžiui, labai įdomu, ar jūs kaip plastinės chirurgijos gydytojai diagnozuojat valgymo sutrikimus, turite tam tikrus diagnostinius kriterijus, kuriuos gal nebūtinai tiesiogiai paklausit, bet renkat tą informaciją iš žmogaus. Ar daugmaž paliekat kažkaip savieigai? Ne, manau, kad mes šitoje esam gana silpni. Žinot, jeigu žmogus su jumis sėdi, reiškia, ir šneka ir staiga pakyla ir sako, man reikia eiti parūkyti. Ar jeigu per konsultaciją pakiltų ir sakytų, man reikia eiti pavalgyti, tada turbūt tai būtų daugiau negu akivaizdu, kad yra kažkoks sutrikimas, arba atvirkščiai sakytų, jeigu anoreksija yra, taip, priešingai. Bet, sakykime, mūsų srityje, jeigu jau iš tos techninės pusės žiūrint, tai yra tam tikri mediciniai reikalavimai, kuriuose tam tikros kūno masės indekso pacientas jau aukštesnio indekso negu tam tikras, kiekviena klinika ten truputėlį varijuoja, laikoma, kad jis yra kontraindikacija operacijai. Tai mes gal, sakykime, truputėlį esame apsaugoti, nors ir labai giliai į tai neįsigiliname į valgymo sutrikimus, kurie galėtų būti, bet mes tartum tą pacientą eliminuojame iš gydymo, kas sakykime, galbūt jį nukreips į kitą kelią, kur ieškot kito sutrikimo. Tai va, bet tai čia būtų daugiau dėl žmogus, kuris sveria per daug.
Bet, o tas, kur sveria mažai, paprastai, jiem neprireikia chirurgijos, nors po kelis kartus savo praktikoje suturėjęs, kad jo ten moteris sverianti, nežinau, 45 kg dėl tam tikros operacijos, konkrečiai tai buvo krūtų padinimas. Ten buvo galima didinti ir buvo galima atlikti operaciją, bet sakiau, jūs turite priaugti svorio, sakau, jūs esate išsekusi, tai sakau, tai yra tiesiog rizikinga ir operuoti, tai buvo taip. O iš tų, kur minėjot, kur sakėt, kad tu reikia sakyti, ne? Bandykim. Paprasčiau, jo, bet tarpiškiau bendravo, tikrai, atsiprašau, užmiršau. Tai va, ir tikrai klijuojasi viskas iš vaikystės, manau, nuo labai mažų dienų, ką pasako. Jeigu mama ten prieš veidrodį, išeidama į darbą, stovi pusvalandį, šukuojasi tenais, dažos ir vėl tenais kažką taiso, ima 5 suknelį iš eilės ir vis netinka. Taip. Vaikas tai mato, jisai viską stebi ir jisai supranta jo supratimu, kad tai yra labai svarbu esminis dalykas. Ir atsiminiau tokią linksmą istoriją, man tuo metu buvo turbūt kokį 40 metų, na ir gal mažiau truputėlį, ir turėjau dukrą atsivežti, žmona buvo darbe, o turėjau dukrą atsivežti darbą. Na ir aš dukrai 5 metai ir aš rengiu, sakau, Ieva, greit rengiamas, važiuom, vardas kaip ir jūsų, kaip tavo, ir ten suknelę suradau kažką ir pėtkelnės, kažkokios patinkančios pėtkelnės ir jos kiauros, jos praplyšę kelią. Sakau, Ieva, negali važiuoti, mes į darbą važiuojam. Ne, aš noriu šitą. Ir aš matau, kad čia bus konfliktas, aš susipyksiu su vaiku ir aš pagalvoju, ir jaučiau, kaip bus, atvažiuosi darbą, sakys, va, tėvas vienas, negali pasirūpinti laiku, kaip čia taip. O vaikas sako, ne, aš eisiu su šitom. Ir aš tai galvoju, aš galiu ją priversti, išsitraukti ir apsirengti tvarkingas pėtkelnes, bet aš vaikui jau pademonstruosiu prievartą, kaip reikia atrodyti panašiai. Ir mes taip į darbą su tom suplyšusiam pėtkelnim, viskas gerai pavyko, vaikas buvo linksmas, aš taip, kaip sakyt, šiek tiek nepatogiai jaučiuosi, bet aš suprantu, kad galbūt tikslas geras buvo. Nors paskui iš bendradarbių išgirdau, ir aplinkui sakė, jo, atėjo gydytojas, direktorius į darbą, vaikas netvarkingas atėjo ir panašiai. Bet aš taip pagalvojau, kad ir iš tokių mažų dalykų tai ir susideda, kaip mes priverčiame tą patį valgymą ir taip, kad mes priverčiam žmogų atrodyti, aprengti ir panašiai mes formuojam ir tas galiausiai praėjus kažkiek metų nusikonvertuoja. Ir dar prisimenu irgi tokį, aišku, per tiek metų, tikrai šitą darbą dirbu prieš 20 metų, to įvykių visokių buvo. Ateina, pavyzdžiui, mama ir 12 metų dukra sėdė, ateina mama tenais dėl grožio injekcijų. Ir sako, ar gali mano dukra užeiti į kabinetą? Ne, sakau, negali. O kodėl negali, jinai ten sėdė, laukia, jeigu įdomu būtų pamatyti. Negali, sakau. Paskui jo mama užėjo, ten padariau injekcijas, viskas ir ko, sako, kodėl jūs neleido? Sakau, jinai dar vaikas ir neturi to matyti dalyko. Jūs esat suaugusi moteris, jums yra 40 metų, jūs renkate savo tokį, čia jūsų pasirinkimas yra, aš kaip specialistas, sakykime, jeigu matau, kad galiu įgyvendinti, aš įgyvendinu, bet palikime vaikui vaikystę ir jisai jau, į ką jisai ateis, sugalvos suaugęs, tai bus jo pasirinkimas, bet nesuponuotas mamos elgesio. Tikrai, mes mamos tikrai turim labai atsakingai apie grožį skleisti žinutes, kas tai yra grožis, o kas yra natūralumas. Tai ta mano kita tema yra, kad kaip mes mano matymu mes truputėlį pametėm šiais laikais natūralumą. Jau nuo labai anksti merginos pradeda bijoti raukšlių ir jas koreguoti, kai ten dar bent jau mano neprofesionalų akiai net iš vis nėra ką koreguoti. Ir galvoju, dukroms tos žinutės jos perteikiamos gal net ir netiesiogiai vaikui, bet taip kaip mama, kaip moteris elgiasi su savimi. Ir dar ta tokia kryptis tikrai į jaunimą ir jaunus žmonės ateina iš žiniasklaidos, iš mūsų žvaigždžių, iš mūsų scenos. Kaip galvojat, kas tai yra tas natūralumas ir kur ta tokia sveika riba? Tiesiog man tavo kaip žmogaus nuomonė ir aišku kaip specialisto, kiek čia tų raukšlių gali būti, o kiek jų reikėtų, kad nebūtų? Kokias 5-6 gali būti. Galėtų. Sunku suskaičiuoti būtų, ja. Taip, aš manau, kad tikrai labai didelę įtaką daro
visa žiniasklaida, socialiniai tinklai, dažnai tai yra pagražintas situacijos apskritai ir socialiniuose tinkluose. Na, man vaikas sakė, kad dabar liktai, sakė, yra kažkokia ir nauja mada, kur kelia visokias nesėkmės, bet dažniausiai žmogus nori parodyti, kaip jis gražiai atostogavo, kaip jam gražiai sekasi darniai santykiai, kaip čia užsienį ir kokia graži mašina ar dar kas nors tokio, o ne linkę parodyti, kas ne taip, kad tą dieną susipykai su žmona, vaikas tenais Plyšusiam vietkelniam. Vietkelniam, taip, gavo dvetą ir panašiai. Tai taip pat ir socialinė ta visai pusės laik yra stengiamas pateikti gražią pusę. Kaip žmogus žiūri, vertina nuotrauką, žiūri, ar jisai gražiai išėjo tą nuotrauką, ten gali būti grupė 20 žmonių nusifotkinusi ir jisai pasižiūri, aš čia užsimerkęs, čia bloga nuotrauka. Taip. Beje, neseniai juokavau šitą. Buvom kelionėje ir ten dukrą nufotografavau, dukrai 15 metų šalia siliukų, ten 2, ir ten duoda obuolį jam. Ir sakiau, ten iš tų nuotraukų, kies 5 padariau, reikia atrinkti, kuri čia dabar ta gera nuotrauka. Ir žiūriu, kad dukra visur plius minus panašiai išėjus, viskas gerai atrodo. Bet sakau, kodėl mes niekada tą siliukų nepažiūrėjom, kaip jo akis atrodo, ar jis ten gražiai įsišiepęs, ar jo ir atrinkau, sakiau, reikia dabar jie siliuką žiūrėti. Tai va, tai taip yra stipriai sureikšminta tas ir kitas dalykas, manau, kad, na tai grubiai suskirstykim, žmogus tai yra tai, ką mes matom išorėje, kas yra viduj. Na ir taip, gal ten daugiau tų klasifikacijų yra, bet mano supratimui kol kas tiek. Tai vidų sukaupti reikia labai daug metų, labai daug užtrunka. Taip pat kaip žmogui parodyti statusą, nusipirkai naują BMW gražų, statusas kaip ir gatvėje daugeliu žmonių jau aiškus, čia jau reklama, jau supranti. Taip. O viduje, ar jisai tenais, nežinau, ar jis pabaigė, kiek muzikos mokykloje pabaigė, 3, sakai? Aš vis tą pačią specialybę 3 kartą, tai nežinau, ar čia sėkmės dalykas ar nesėkmės. Bet taip, iš tikrųjų, va, tas toks savęs ugdymas. Savęs puoselėjimas, kiek reikia, taip, kiek rasti savaitėje vis ten po tą keletą kartų ryte ištrūkti nuo darbų ir pasinerti net ne profesiniams dalykams, bet savo dalykams. O kas pamatys gatvėje einant, kad moki skambint fleitą, arba kad moki 15 užsienio kalbų, arba kad, nežinau, turi kažkokias gilias, kito kažkokios ryties žinias, o išorė yra pats greičiausias signalas, kaip tas BMW. Tai užtat ir tam jaunam žmogui tai labai imponuoja, nes kitus vidinius dalykus tu turi rinktis per labai ilgą laiką, per nesėkmes. O čia gana paprasta, čia yra kosmetika, filtras pagaliau, chirurgija, visa tas yra įsprendžiama ir pirmas įspūdis yra labai geras. Kažkur skaičiau, kad žmogus, kai sudaro įspūdį, nesvarbu, gerą ar blogą, reikia ten 24 kartus ir kiek, kad jisai pasikeistų. Iš tikrųjų, geras įspūdis yra toks galingas. Jisai ir geras, ir blogas. Nu, pavyzdžiui, sakykime, nežinau, ateisiu, čia pradėsiu į studiją, čia spjaudyti, surūkyti, tenais butelis alaus, užkištas, sudaužysiu ir panašiai. Tai man reikės paskui 24 kartus ateiti su kaklaraiščiu, su šitą mineralių vandens butelio akvilį ir panašiai, taip toliau, kad pakeiščiau savo įspūdį. O tai išorė jinai labai greita ir labai paveiki. O jaunam žmogui tas labai imponuoja, žymiai lengviau, tai manau, kad... Ir vėl čia tas toks, man norisi grįžti prie to vidinio stuburiuko, jeigu pas tave jisai menkesnis, tai tas išorės momentas, jisai dar svarbesnis. Tau reikia patvirtinimo savo kitais kriterijais, kai tu savimi negali pasitvirtinti. Tiesiog, ašgi žinau, kiek kartų aš grojau fleitą. Man viskas yra aišku, arba norėsiu, grosiu, norėsiu, negrosiu, manęs jau nebeįtakoja. Taip. Bet šito iš tikrųjų tam vidiniam stuburiukui reikia laiko. Ir tas neatsitinka taip paprastai. Ir paauglystės, ir vedybiniai gyvenimai, vienų sėkmingi, kitų nesėkmingi, ir vis mums to patvirtinimo reikia. Tai aš sutinku, kad išorė tikrai yra tas momentas, kuriuo mes save patvirtinam. Tai va, Martynai, tai gal nuo muzikos atsispirkim, gal bus kažkaip tai natūraliau. Apie natūralumą. Va, tokia didelė tema. Aš kartais tiesiog susimastau per save.
ar aš būdama savo amžiuje ir statuse labiau gerai ar blogai darau, kad kažko nedarau. Iš tikrųjų, aš galvoju, ar čia yra kažkokia nepakankama savęs priežiūra, o gal ne, o gal nereikia. Iš tikrųjų, net man ir būnant savo statuse, savo profesijoje, man sunkoka atsirinkti. Ir aš gau tas visuomenės poveikis, kaip tu pats manai, kaip tu pats matai, kas tai yra per faktoriai ir kur yra tas viduriukas? Manau, kad jeigu estetinė chirurgija iš viso neturėtų būti žodžio reikia, Geras momentas. Taip, yra žodis galima. Tai va, tai du skirtingi dalykai. Ir visuomenė, taip, jeigu vėl mes šnekėsime apie tą poveikį, kurį daro visi blizgučiai, pagimdžiau, už 2 savaičių mano pilvukas, va tai, va, atrodo, čia aktorė pagimdė ir jai 45, bet pažiūrėkit, kaip jinai santropezė, kaip jinai atrodo gerai, o jau 5 metai. Wow. Labai žiauriai daugiau, sako, žmonės iki 100 gyvena, bet va. Tai tas labai daro didelį įtaką ir atsiranda žmogus, sako, man reikia to ir to. Nereikia, galima. Na, yra kai kuriais atvejais taip, kai tikrai rimtesnės problemos tada, sakykime, matai, kad yra indikacijos operacijai, bet ir aš pats, kai jau tekdavo savo darbę, tai natūralu, važiuoju automobiliu, tau skambina potencialūs pacientai, klausia, nes ten ar galima užsiregistruoti, nežinau, ten operacija, kokie nors ten krūtų padidinimo, ten sakykime, ten pilvo plastikai, tu sėdi namuose, vakare atsakinėjai mailus su užklausom, nuotraukos atsiųstos ir pas mus 3 vaikai ir tie vaikai kažkur tenais lakstydavo, būdavo namuose. Aš visą laiką stengdavausi, kad niekad nieko negirdėtų. Jeigu telefonu skambina mašinai, tai perrengi laisvų rankų įrangą, kad negirdėtų, nenaudoji tam tikrų žodžių, kad nesuprastų aplinkoje. Jeigu tu žiūri nuotraukas darbo kambarį, tai žiūri, kad vaikai nematytų, nes nereikia daryti tos įtakos vaikam. Aš minėjau, jie turi savo susirinkti. Jeigu jie tai girdės, matysim, atrodys, kad tai yra natūralu ir ateis tik tai laikas, tu supranti, kad tai yra su jais tam vaiko 18 metų ir tavo dukra stovės prie durų ir sakys, tėti, padidink man. Gal reikia jau tėti. Sakys, man tėti negaliu, man nereikia. Taip. Tai va. Ir buvo įdomu, dukrai, kai su 12 metų, iki to laiko nieko net nežinau, ką jis tėtis daro. Žinau, kad gydytas ir viskas. Na ir vieną dieną grįžtu namo, atėjo taip, sako, tėti, žinai, sako, mes su drauge pasitarėm, kad tavo labai įdomi profesija. O tai sakau, kokia? Nu, sako, mes susiradom tavo puslapį ir pamatėm, kokias tu operacijas darai. Nu, labai, sako, įdomi profesija. Labai daug. Ir iš čia gerai dirbau. Vaikas iki 12 metų nežinojo. Tai nėra kažkas, sakykime, man kaip specialistui viskas tvarkoja, man tai yra kasdienybė, bet nereikia daryti įtakos žmonėm, kurie dar tik tai vystosi auga. Ir aš gal mes kaip žmonėm labai darom didelį įtaką. Tarkim, tas didėjantis amžiaus mūsų vidurkis, tas amžėjimas, jisai tuo pačiu kelia kartelę ilgiau būti jaunu, lyg ir tokia viena prieš kitą einančios žinutės, taip vertybė ir kad moteris 40, 45 ir 50, jinai turi būti visiškai taip pat kaip 30 metė viskuom. Ir atrodymų, tik tai pasiekimai būtų gerai, kad būtų didesni. Žinai, visos projekcijos eina didin. Ir galvoju, tas toksai, nu nežinau, gal moterim būdinga konkuruoti viena su kita atrodymu ir procedūrom ir kosmetologiam, tai vad galvoju, ta tokia konkurencija, kiek jinai energijos paima ir mes, tu saugai savo vaikus, aš irgi su savo vaikais daug kalbu kūno tema, kaip ten kas yra gerai ir negerai. Bet galvoju, kartais neįmanoma nusaugot, tas, kas vyksta kolektyvo viduje, kaip mes vieni kitus komentuojam, nes ta kūno tema, jinai yra labai stipri tema. Ne? Tarkim, susitikę, kai mes pasisveikinam, ką mes sakom, o, kaip gerai atrodai. Arba nieko nesakom, nes negaliu tai pasakyti, kad tu gerai. Tai reiškia priešingai. Arba, tarkim, ta frazė, o kaip su blogai, tai
su blogai, tai taip tyčia numetė į svorio ir tai lik yra gerai, bet iškart sakai su blogai, tai... Tai reiškia, kad tu stebėjai anksčiau, kad tas žmogus turėjo viršsvorį ir tau tai kliuvo. Tai irgi aš visada galvoju, jeigu aš sutinku kokį draugą, ar jam čia pasakyti, kad jisai ten matai netekęs svorio yra, tai reiškia, tu akcentuosi, kad tau tai buvo svarbu, tai patylė geriau. Taip, ir va tas kūno momentas, jisai tikrai yra tiek žiniasklaidos vėl gal kartojosi, bet tiek mes žmonės su žmonėmis tą labai darome. Tai aš galvoju, kur tie tokie būtų sveiki saugikliai ir kokios tos būtų sveikos frazės vienas kitam pasakyti labas, kaip tu sveikai atrodai, kaip čia mum mokintis dabar reikėtų ir kaip tiem vaikam, va, tarkim, va, kaip man kažkaip svarbu girdėti, kaip tu saugai savo jaunimą namuose nuo to tokio perteklinio, tarkim, kūno kulto. Kalbant ne tik apie žmogaus grožį, bet ir apie sveikatą, labai svarbu paminėti, kad kolagenas, natūralus mūsų organizmo gaminamas baltymas, yra labai svarbus ne tik švytinčiai, stangriai ir gražiai odai, bet ir visai judėjimo sistemai. Tai ir sąnarių, kremzlių, sausgyslių sveikatai. Kolageno yra gausu mūsų raumenyse, akies ragenoje, dantenose, dantyse. Deja, kolageno netenkame amžėdami ir nuo 25 metų kas metus netenkame po 0,5% kolageno. Smagu, kad mūsų laidą šiandien remia įmonė Žalias žingsnis, kurie ir turi visą produktų liniją kolageno. Tai natūralus kolagenas Trust, kolagenas apelsinų skonio ir serbentų skonio. Visi Trust kolagenai yra becukriai, apelsinų ir serbentų kolagenuose naudojamas tik aukščiausios kokybės saldiklis. Šis kolagenas yra miltelių pavidalo, dėžutėje yra dozatorius, jį galima įpilti į vandenį, į sultinį, į sultis, įtraukti lengvai į savo kasdienį racioną. Šį kolageną galima įsigyti internetinėje parduotuvėje adresu www.žaliasžingsnis.lt. Kaip tu manai, moteris, pagimdžiusi, kur vėl būtų ten tas rizikos momentėlis, kad būtų ženklas, kad liktai aš iš savęs noriu per daug, per greitai? Ar pastebi tokius momentus, kas būtų su fiziologija natūralu, kad neatsistato liktai viskas taip greitai? Na, visų pirma, aš turbūt, jeigu lyginčiau moterį, kuri gimdė ir negimdė, aš taip turiu tokią įsireiškimą, čia pats sugalvoju, sakau, užsidirbusi moteris. Tai užsidirbusi ta, kuri pagimdė 3 vaikus, nenoriu, yra šeimų, kurios pasirinka neturėti vaikų arba negali, tai jokių būdų neklijuoja etikečių, bet apskritai, sakykime, žmogus, kuris jau kažkiek metų pagyveno, gimdė, maitino, augino ir ten kažkas nukaro, ten nudribo, ten tikrai kliudo. Tai yra vienas dalykas, kitas, kai tau yra 20 metų, tu dar nieko gyvenime nenuveikęs, nenoriu žaisti tų jaunų labai žmonių, bet nieko dar labai apčiuopimo turbūt neatlikai. Ir ateini, sakai, man va, to reikia, aš jau noriu čia keistis, formuotis ir panašiai. Tai man truputėlį gal sunkiau būtų pasakyti ne žmogų, kuris yra, kaip ir sakiau, užsidirbęs, jau gyvenime nuveikęs ir tam žmogui gal tikrai 3 vaikus išmaitino, moteris ir ten krūtis kavo iki čia, sakyt, žinokit, viskas tvarkoj, čia išspręs psichologas jūsų problemas. Taip, aš norėjau sakyti, o kur ta kategorija, kur legalu, labai legalu gauti paslaugą? Taip, tu manau, tai yra, sakykime, tikrai normalu. Nenukreipinėsi, žinot, eikite konsultacijas, čia išsispręskit, viskas normalu. Žinokit, daktarė, čia turiu susiviniuoti krūtis į liemenėlę, čia man iškrenta, aš kaip pasilinkiu, žinokit, viskas tvarkoj, džiaukitės 3 vaikus ir taip toliau. Tai reikia, sakykime, objektyviai žiūrėti. Ir apskritai, aišku, šita mada labai atėjo iš JAV, tai yra šalis, kurioje pinigas yra dievas ir kurioje visa šita medicina irgi yra vertinama tik tai kaip paslaugos pirkimas. O taip kaip jūs einate į parduotuvę ir maisto nusiperkat, taip jie vertina, nėra pinigų štai paslaugai įpirkti. Tenais va, dukrai su 18 metų, tau gimtadienio proga, tėvai padovanojo krūtų padidinimą. Aš pats mokęsis ligonė, JAV vienoje kitoje esu buvęs. Šitoks tikras
pavyzdys. Tikriausiai, taip, aš esu ne kartą matęs, kadangi konsultacijose dalyvaudavau kartu su gydytojais, man leisdavo ir dalyvauti konsultacijose ir operacijose, tai matydavau ir tas pokalbis. Jau man kaip psichiatrai šiaušėt gaurai, kokia žinutė. Bet mes einame į tą pusę, nes vis tiek tai yra, kaip ir šnekėjom, šita išorė yra greičiausiai įgyjama, lengviausia ir yra visada pavojus ją ir nueiti. Man dar toks linksmas atvejis buvo šeimoje irgi, dukro atėjo, sako, tėti, tu gal nieko, bet žinai, tu žilas, sako, tau reikėtų nudažyti plaukus, žinai, sako, tu jaunesnis atrodyt. Šiaip nieko. Jo, šiaip vis laiką taip jau auklėtas buvau, tiksliai žinodavau, kas yra teisinga, kas neteisinga, kaip turi būti ir panašiai, ir sakau, man atrodo, kad viskas tvarkoja. Net tai reikėtų. Ir galvoju, gerai, vieną kartą galiu paim priešingai savo, nusileisiu, sakau, gerai tvarkoja. Jeigu tinka, dažyk, jeigu reikia. Šitą gerai tvarkoja. Taip. O į kokią spalvą man dabar smalsu? Tai aš palikau vaikų nuspręsti. Tuo metu dukrai buvo kokie gal 17 metų. Tai jaunesnė spalva, kur nežilas. Visos spalvos, kurios nežilas ir neplikas ir jaunesnės. Geros. Visos geros, taip. Čia vienareikšmiškai, jeigu mes diskutuojam, kas yra normalu, tai čia viskas aišku. Ir sakau, šink dažus, ten viską padaryk, sakau, paims ir nudažysi, jeigu tu manai, kad taip reikia. Ir galvoju, gerai, viskas, nors aš pats nenorėjau, bet galvoju, ramiai. Ir praėjo ten dukra kažko ieškojo ir paskui jau ten tas laikas jau turėjo, ten mėnuo ar kiek, sakau, tai kaip austėja. Gal sako, gal tegul būna kaip yra. Tai va. Tai natūralumas, aš manau, turi daug savo pliusų ir tai yra tikrai labai daug apie apskritai bet kurio žmogaus pasitikėjimas savimi. Ir mūsų sritis irgi. Sakyčiau, kad žinai, taip gal tokia kryptis, ne, kad būtų labai smagu, kad mes mokintumėmės priimti natūralumą. Ne kaip kažkokią tai grėsmę, kuri čia man atsitiko, tas amžėjimas. Nes šią knygą skaičiau per atostogas, sako, menopauzė tai yra kažkokia dabarties rykštė, dabarties fenomenas, nes anksčiau moteris tiesiog negyvendavo iki tokio amžiaus ir jos neišgyvendavo tiek, kad atsitiktų menopauzė. Tai kokios čia raukšlės. Ir iš tikrųjų pagau dar ten 100-200 metų atgal, tai iš tikrųjų daug moterų mirdavo gimdydamos ir negyveno tokio amžiaus. Tai aš galvoju, gal mums tiesiog reikia mokintis tą tokį amžėjimą priimti, kiek jis yra natūralus, nenatūralus ir mokintis tos tokios kitokios komunikacijos. Aš pati dabar galvoju, labas, gerai atrodai. O kokia kita ta frazė galėtų būti? Ar gražiai, ar kaip, ar iš vis nieko nesakyt, kad aš vertinu tave, ne? Tai va taip net reikia sustoti, susimastyti ir tą tokį žodį pasirinkti. Tai va ir tas kolektyvo bendravimo kultūra, jinai realiai tai prasideda nuo mūsų, kokį mes duosim toną tam kolektyve, palaikyti tą jaunystės kultą ar truputėlį normalizuoti, kad iš tikrųjų tu turi 3 vaikus, kai ką gali pasikoreguoti, kai ką gal nebūtinai. Tai čia turbūt vėl labai daug psichologijos ir labai daug tokio vidinio išprusimo reikia mums. Ir aš galvoju, šitoje vietoje vaikai yra geri mūsų mokytojai. Nes jie iš tikrųjų kaip aš gal tu taip gražiai daliniesi, žinai, ir aš truputį paatvirausiu. Mano dvyniai, tai žinai, po 2 negrįžo viskas taip gražiai, kaip buvo iki 2. Ir aš ten kažką tai veikiu ir vienas iš mano 2 sako, oi mama, kaip tavo pilvas. Ir aš dabar, ką jis jau čia man pasakys? Tokia graži šypsenėlė. Vaikas suprato, kaip reikia. Tokia graži šypsenėlė, sako, ir ant jo. Ir galvoju, ir tvarkoj, matai, tu ten tą visą netobulumą, bet gal gali būti šypsenėlio, ne tai, ką reikia būtinai nupjauti. Ir aš dažnai būna, ne dažnai, bet kartais jauti tokią, nežinau, čia vaikų labui turbūt, būna ateina moteris, jeigu jaunesnė konsultacija, sako, čia ar galima, sako, po to, ar sako, maitinimas pakeis mano krūtis, nežinau, sakykim, pilvo plastiką ten kokią nors ir ten buvo svorio neteko ir paskui sako, jeigu aš maitinsiu, ar čia mano krūtis keis ar ką. Dažniausiai keisis, bet aš dažniau būnu linkęs patylėti, nes
Nes aš žinau, jeigu tu ateisi, sakysi, taip, nukars, atrodys blogai, reikės operuoti ir panašiai. Lašo, tai gali padaryti įtaką, kad žmogus sakys, ne, tai aš vaikų neturėsiu. Galbūt kartais tik tai labai nedaug trūksta tam žmogui. Jisai sakys, nukars, ne, tada noriu būti graži. Tai aš tu vietoj patyliu, gal daugiau dėl to vaikų gimsta, gal paskui tos šeimos suprastai, kiek žinau, visi, kurie turi vaikus, džiaugiasi vaikais, niekas nenori sakyti, kad geriau reikalo jo. Galėjome tik tai 2 turėti, nereikėjo 3. Retai tai būna. Sako, kaip reikia 3 turim, arba ten 2 turim, arba 1, nesvarbu, kiek tenais. Tai va, tai visą laiką įsijauti ir nes supranti, kad žmogui tas yra aktualu. Tai geriau jau to vietoj patyli, nepasakyti teisybės. Aišku, žmogus daug ką gali ir taip sužinoti, bet kaip specialistė tu nesakai, kad visą laiką nupaišyta blogai scenarių. Nors gal jis ir realus yra, ne? Taip, čia tas žodžio gale. Ta. Na jau mes kaip psichiatrai labai jau šitą dalyką žinom ir stengiamės rinkti žodžius. Aš galvoju, operuojantis gydytojai, ką aš kartais iš žmonių girdžiu, ten man sakė, ten pjausim, ta prasme, kartais tie išsireiškimai, kas yra jūsų labai kasdieniški, žinai, žmonės labai jautriai girdi ir aš galvoju apie grožio chirurgiją, tai čia tuo labiau. Net kartais gal žmonės įsivaizduoja, kad galima išoperuoti be mėlynių. Ne, nėra to kito. Be mėlynių rečiau, bet kad be randų, tai jo, būna, kad įsivaizduoja, sako, ar galima, sakau, ne, randas visą laiką matysis, tai mes tengiamės, kad jis kiek galima būtų mažiau matomas. Bet jisai bus matomas. Man dar tokia kita neraminanti sritis, sakykime, mūsų srityje yra veido atjaunimo operacijos. Tai yra, kai tikrai pakankamai jauni žmonės, 25-30 metų, kreipiasi pas plastinės chirurgijos gydytoją dėl veido patempimo operacijų. Na, tai manau, tai yra kraštutinumas kažkoks, tai yra 25, wow. Taip, tikrai ir jauni žmonės ateina, tai man, aš manau, tai būna vyresniam žmogui, fiziologiškai, kartais tiesiog būna net ir žmogus prastai mato, užkrenta antakiai, jam jau regos sutrikimai yra, tai taip, tada sprendimas yra viskas teisingai. Bet vis dėlto, jeigu žmogus nusprendė atlikti operaciją, atvyksta pas jūs į konsultaciją, kaip visa tai vyksta? Kiek yra dėmesio paskiriama pačiai operacijai, kaip techniniam procesui ir kiek vis dėlto aptarti lūkesčius, ar jūsų norai yra adekvatus, išpildomi, kada bus rezultatas, koks rezultatas. Man kaip psichiatrui gal svarbu tos rizikos zonos toksai peržvelgimas. Taip. Nes mes gal savo norais ne visada suprantam, ko norim ir kiek tai ir manoma ir kaip įvykdyti. Tai techninė pusė vėl, šiuolaikinis pacientas gana gerai išmano, nes yra tikrai labai daug informacijos pateikta, o ta, kur minėjai psichologinę pusę, tai labai ir nesigilina paprastai. Jisai ateina, man reikia ir ateina. Tai konsultacijų, sakyčiau, apie 50% laiko užima. Aš manau, tai yra gera proporcija, nes kaip chirurgai iš kitos pusės net nelabai ir įdomu ir apie tą techniką šnekėti, nes tau tai yra kasdienybė, tu supranti, kaip tai atliekama. Gal čia taip truputį, kaip sakyti, iš savo pozicijos žiūrint, bet nuobodu. O nori žinoti, dėl ko žmogus atėjo, kokie jo lūkesčiai. Labai svarbu žinoti, kokie lūkesčiai, nes jeigu žmogus lūkesčiai yra nerealūs, jeigu žmogus atėjo ir sako, buvau pas 3 chirurgus jau, ten darė operacijas, blogi, kokie ten rankos, ten abi 2 kairios, nieko nepavyksta panašiai. Tai jau čia ta raudona vėliavėlė, tu būsi 4 tam sąraše. Su 2 kairiam rankom. Taip, kai jinai nueis pas 5. Tai tokius dalykus turi išgirsti, aišku, emociniai, šeimoje, kas įvykia. Bet tikrai yra tokių pacientų, kurie svorio, sakykime, didelis svorio netekimas, kai ten pakimba visos odos, ten pilvo, rankų, krūtų, didelės krūtis, kai vyresnio amžiaus žmogus, kai tikrai keičia gyvenimo kokybę. Tai daugiau yra ne grožio klausimai, bet yra funkciniai klausimai. Tai tokiu atveju ten daug laiko nesugaišti, tu supranti, kad tai yra reikalinga. Bet jeigu tokie yra diskusiniai, nežinau, kad krūtų padidinimas operacija.
vėl kažkada bus labai populiari, dabar liktai truputį pamažėja, yra netgi kurios nori simti implantus moteris, tai daugiau laiko sugaišti, kai tu esi jaunas specialistas, tu žiūri tik į techninę pusę, tai ten pjūvis, ten atperporuosiu taip raumenį, atkelsiu, čia padrenuosiu, čia stabdysiu kraujamą, čia dėsiu tokios formos implantus, čia užsiūsiu, čia taip toliau, toks paprastesnis laikotarpis. Kai esi vyresnis ir susiduri su komplikacijom, kad kuo tai gali baigtis, implantas gali plyšti, gali susiformuoti kapsulės kontraktūra, gali būti asimetrija ir dar, tada tu jau pradedi, ir jeigu tau turi empatijos, įsijauti tą žmogų, tu supranti, kad jisai gali tai ir tai praeiti. Tai išvardini ir tai jau ne teorinė, tai ne iš vadovėlių, tai iš tikros praktikos. Ir supažindini žmogus visu tuo ir, jisai, sakykime, gali kritiškiau priimti sprendimą, ne vien rožiniam spalvom, nes jisai turi būti informuotas. Visą laiką laikoma, kad pacientas yra silpnoji pusė, sakykime, tiek teisinė pusė, laikoma, kad jis yra mažiau informuotas, mažiau žinantis ir tu privalai kaip specialistas maksimaliai informuoti, įsijausti į jį ir supras, kas gali būti aktualu. Ir man labai patinka klausimas, visur tinka, ne tik medicinai, manau. O ką aš dar turėčiau žinoti? Gal aš dar kažko nepaklausiu? Nes tu kaip specialistas žinai, kas yra aktualu. Tas žmogus gal jisai tik tai mato 2-3 klausimus ir viskas. O tu turi jam pranešti. Taip, kartais iš tikrųjų aš irgi atsakinėjau klausimų, kurių man žmonės neužduoda. Ir dabar taip tiesiog pralekia man, ko dažnai žmonės manęs nepaklausia, kai paskiriam antidepresantą. Kartais tai būna antroji konsultacijai, kartais trečioji, kartais niekada, bet aš linkus būnu pasakyti, kad kas jum galima, ko jum negalima. Tai labai dažnai klausiu, tai daktarė vyno taurės nei kiek, skau galima, netgi privaloma. Tai aš taip truputėlį šaržuoju, bet aišku, reikia įvertinti, su kuo kalbėr, žmogus neturi piktnaudžiavimo problemų, bet tas toks truputėlį atpalaiduoja, kad aš čia taip sunkiai atėjau, mano čia gydymas bus dabar 5 metų, gal metus ir čia taip. Tai irgi kartais žmonės neklausia, bet atsakai į tą klausimą, kad galima, netgi būtina, jeigu yra proga, neiškriskite iš sociumo, tai toks dabar tau bekalbant iškilo ir mano kategorijos nepaklausti klausimai. Arba labai kukliai klausia žmonės apie tai. Martynai, man labai įdomu. Toks momentas, mes kaip gydytojai, kai dirbam daug metų, mes jau kažkaip visai džiaugiamės turėdami nuolatinį klientą. Mes pažįstam žmogų, mus pažįsta, reiškia, kažkas jam tinka. O kaip yra su plastinė chirurgija? Ar nuolatinis klientas tai reiškia apie mane gerai ar blogai? Ir toks iš to išplaukiantis klausimas, o tai kada gana? Nuolatinis klientas iš vienos pusės tai yra gerai, nes tu jį pažįsti puikiai. Tau nereikia 10 kartų klausti jo apie situaciją, nes paprastai atsimeni žmogų. Kiekvienas žmogus yra kitoks, bet kiekvienas turi savo trumpą istoriją, jeigu tam skiri kelias minutės plačiau, kaip minėjau, negu vien chirurgija, tai tu jį žinai. Ir ateina po 10 metų, man pasako tam kokį vardą, aš atsimenu pacientės pavardės, jūs sako, daktarė, gal prisimenu, aš atsimenu, kad ir kiek vaikų turit, ir kur jūs gyvenate ir panašiai, nes, įdomu. Tai čia yra pliusas. Taip. Jeigu ateitų dėl tos pačios ryties operacijos 3 kartus, turėtum kaip specialistas truputį suklusti, Jeigu sako, žinot, labai gerai operuoja daktarė, bet dar 3 kartą gal truputį man pakoreguot, tai gal tada jau kažką kreivai darai. Man iš tikrųjų įdomu, kas yra tos raudonosios vėliavėlės? Kiek tarkim, laikoma normalu operuoti tą patį organą? Ten ar nosies, ar krūtų operacijos korekcinės, ar yra kažkokie tai skaičiai? Gal tokių skaičių nerasi, čia ne matematinės lentelės, bet turi stebėti, jeigu žmogus atėjo, nežinau, padidinai krūtis ir atėjo po 2 metų, nori dar didesnių krūtų, tai jau gal ir jau iš antro karto jau tada staigiai sprendai, ar tu blogai parinkai kažką, blogai nusprendai pirmą kartą, ar jau čia pacientas prisitaikė ir jisai vėl nori kažko daugiau. Šiaip neturėtų dėl tos pačios ryties grįžti. Taip, medicina yra
nelengva sritis, jinai gali turėti komplikacijų, nesvarbu, ar jūs įsivaizduosite vidaus ligų gydymą, ar visur gali būti, tiek chirurgija gali būti, tiek terapiniuose profiliuose gali būti. Na, ir tu turi su to susitaikyti, bet neturėtų žmogus dėl to paties, jau ten labai, o komplikacijų taip gali būti ir pavyzdžiui, sakykim, žinoma, kad kokias, pavyzdžiui, nosies plastinės operacijos, ten turi, sakykime, 20% peroperimo statistiką tokią. Tai yra gana aukšta, bet taip jau yra žinoma. Ten krūtų, sakykime, krūtų pakelimas ir didinimas implantas irgi yra aukštas peroperimo santykis. Bet kitur jis turėtų negrįžti pacientas, turėtų ilgam spręsti jo klausimą. Jeigu jisai tikrai, jeigu tu kaip specialistas sprendė realią problemą, nežinau, didelės krūtys, vėl tą pasikartosiu, dažnai labai operacija mano srityje. Ir taip, paprastai tai yra visam gyvenimui. Vieną kartą sumažinai tas krūtis ir viskas pasibaigia. Taip. Jeigu per mažai sumažinsi, gali sugrįžti, bet taip, nelabai atsimenu, kad taip yra būtų buvę. Taip. O kokios tos kitos raudonosios vėliavėlės? Taip kaip daktaras tokius ček savo galvoju išsidedat, jeigu girdžiu tai, nebejoju, kad turit. Tai. Man pavojingai skamba, kai, čia tikrai to žodžio prasme, taip yra, kai skambina ne pats pacientas, o jo antroji pusė. Noriu užregistruoti konsultacijai, tai visą laiką mano pirmas klausimas, o kodėl ne pats arba pati skambina. Tai jeigu ten pasako, nėra techninių galimybių, supranti, bet čia man prašė, kad aš ir panašiai nesakau, čia suaugęs žmogus, čia pats žmogus sprendžia. Na ir psichologinės būsenos, žiūri, jeigu ten žmogus, nežinau, ten sėdės, visas ten dreba, ten vakar įsiskyrė, o šiandien sėdė. Skyrybos, taip, momentas. Tai yra, aišku, tai yra ypatingas stresinis veiksnys gyvenime, kuris atsitinka ne taip retai. Pagal statistiką turbūt 50%, ir ne mažiau. Lietuva, kiek girdėjau, yra ten arti lyderių. Besiskiriančių. Šalia su Rusija ten kažkur tai neblogai. Ir su Belgija beros rekordininkai ten kažkada skaičiau 58% ar kiek yra statistika. Na, va, tai aišku, jeigu žmogus vartoja vaistus kažkokius, jeigu ten kažkas, nežinau, turi žiūrėti. Manau, išdavystė irgi turbūt galėtų būti. Taip, bet paprastai nematyti, jeigu žmogus, jeigu jau yra kažkokia stresinė būsena, tai tokiu būdu neturėtų. Tada sakai, sugrįžkite už metų, už pusės metų, įspręskite tą kitą problemą, gal nieko nereikės. Ir mano praktikoje taip yra buvę, kad tikrai ateina žmogus ir matai, kad jisai nestabilus, kažkoks įsitempęs, man reikia operacijos, kada, kuo greičiau, taip toliau. Sakau, palaukit, ramiai, neskubėkit, sakau, pasižiūrėkit, sakau, gal palaukim, sakau, ten pusę metų ar kiek. Yra buvę, po pusės metų ateina ta pacientė, bet jinai ne pacientė, jinai mamą atsiveda. Sakau, tai kaip čia, tai čia jūs, sakau, buvot pačioj pradžioj. Sako, daktarė, žinau, ačiū, sako, kad tuo metu sąžininkai pasakė, sako, aš ten, sako, buvau po skyrybų, sako, aš ten, sako, nelabai supratau, kas dedasi, sako, aš norėjau, sako, man dabar nieko nereikia, aš jaučiuosi gerai, ačiū, kad atkalbėjo, sako, kad buvo sąžininkas, aš, sako, atsivedžiau mamą, bet va, jai reikia, sako, krūtis mažinti. Tai aš taip juokaudavau, darbę sakydavau, tai vadinasi ilgalaikių investavimo. Kartais visai nesugrįžta, bet dėl to aš labai neliūdžiu. Gal nueina į kitą kliniką, bet visą laiką darbę stengiasi. Tu esi ir specialistas, ir žmogus. Tai stengiasi ir tą liniją išlaikyti. Tai tada, jeigu nepasinaudoju kaip specialisto paslaugom, gal džiaugies, kad žmogaus paslaugom pasinaudoju. Taip, ir vėl šitas mūsų vidinis stuburiukas jau būna susiformavęs, jau man nebūtinai pacientų pritarimo, kad patvirtint mano profesionalumą, aš jau kai kuriuos dalykus žinau ir galiu. Taip, tos raudonosios vėliavėlės, tarkim, jeigu aš perimčiau pokalbį psichiatrinės raudonosios vėliavėlėse, aš galvočiau, kad depresinė būsena turėtų būti, kaip pasakyti, gali vystytis depresija, jeigu žmogus turi tam tikrą defektą ir jisai labai jį mato ir jį tai labai slegia, bet jeigu yra depresinė būsena, aš sakyčiau, kad truputį ne dabar. Gal dabar suteikim pagalbą, prasivartokim vaistus, gydymą, psichologus, jeigu reikia, ir tada.
Priešinga būsena, kurią mes linkę praleisti esam, tai yra manijos būsena, pakilumo būsena. Ir kas yra būdinga pakilumo būsenai, žmogus gali turėti labai neadekvačius norus, lūkesčius, siekius, greitą ėjimą link savo kažkokio tikslo. Pakilumo būsenai būdingas seksualumas padidintas, partnerių kaita. Ir čia jau gal, nežinau, ar papuola ar nepapuola, bet jeigu jau toks žmogus ateitų pas jūs, čia jau būtų jum užduotis pasakyti žmogui, nes manijos būsenoje žmonės savęs kritiškai nevertina. Ir jau tą sustabdymą tada, nes jeigu pasikeis būsena, jam tikrai nebebus įdomu, kokia čia buvo operacija ir kam jinai čia buvo, ir tikrai tikėtina, kad gailėsi žmogus ją atlikęs. Valgymo sutrikimai, manyčiau, kad irgi turėtų būti ta tokia rizikos zona, apsižiūrėti, kaip čia kas yra. Pas mane dažnai žmonės tik po ten 5-10 nusiskundimų įvardina, žinot, aš dar ir labai daug valgau. Ir aš neretai ir vizualiai matau, kad jau yra valgymo dalykai, tai aš galvoju, jeigu neišsprendus tų nerimo, depresinių dalykų, dėl ko žmogus tiek daug valgo, tai jisai gali pačią geriausią procedūrą sugadinti. Na ir tai, ką dar atskirų punktų norėčiau paminėti, tai yra dismorfinis kūno sutrikimas. Skamba taip grėsmingai, kas tai yra? Tai yra psichikos susirgimas. Ir mūsų visuomeniai, populiacijoje yra tarpe 1-2 procentų žmonių. Tai jau tai nemažas procentas. 1 iš 100, 1 iš 50 žmonių. O tarpe besikreipiančių į plastikos chirurgus, į kosmetologus, į grožio procedūros specialistus yra netgi 10-15 procentų. Tai taip, kad į jūs besikreipiančių žmonių. Sergančių. Iš besikreipiančių į plastinės chirurgijos gydytojus. Tai yra labai didelis procentas. Nebūtinai tai bus labai aktyviai sergantys žmonės, bet kokie tai būtų bruožai, kad žmogus yra nuolat nepatenkintas kažkokiu savo fiziniu defektu. Defektas gali būti nedidelis, netgi mum objektyviai žiūrint nelabai ir matomas, bet žmogus jį aiškiai mato ir aiškiai nukenčia jo elgesys. Tai yra nuolatinis žiūrėjimas į veidrodį, stengimasis vadinamo defekto paslėpti, užpudruoti, užmaskuoti, išoperuoti, nuolatinis perteklinis kitų žmonių klausinėjimas apie tai, ar tu tai manyje matai ar nematai. Ir kas yra būdinga, kad atlikus plastinę korekcija, labai dažnai žmonės rezultatu yra nepatenkinti. Arba lieka to paties ten defekto matymas, arba tas defektas peršoka į kitą organą. Dabar buvo labai negerai nosis, o dabar bus labai negerai smakras, o dar vėliau ten dar kažkas. Tai yra psichikos sutrikimas, toks nelabai dėkingas, sunkiai pasiduodantis gydymui, tai yra žmonės tokie labai atkaklus. Tai turbūt ir būtų ta kategorija žmonių. Jūs jau 3, jūs jau 4, nes tai yra tie nusiviliantys žmonės, nesustojantys žmonės. Tai šitoj vietoj pagalbos prasme turėtų, nežinau, plastinė operacija reikalinga ar ne, bet lygiagrečiai psichologas, psichiatras. Iki mūsų šitie žmonės beveik neateina, nes jie kritiškai nevertina, jie mato aišku defektą, kurį reikia pašalinti. Vieną tokį jauną berniuką turėjau, lankėsi jisai pas mane gal metus laiko, bet konsultacijos buvo neįmanoma pakreipti jokia kita tema. Mano yra netaisyklingas žandikaulis. Aš ir taip žiūriu, ir kitaip žiūriu, aš net tikslinuosi, sakau, gal tu gali man parodyti, kas netaisyklingo yra tavo žandikaulėje. Ir jisai man rodo ir aš vis tiek nematau ir po to. Ir tikrai ir nuoširdžiai vaikinukas ir vaistus vartojo ir pas psichologus lankėsi, bet buvo toks rigidiškumas tam įsitikinime, kad tiesiog mes turėjom pakelti rankas. Mesgi nepasakom, kad negydysim, bet tiesiog žmogus negrįžta, nes jisai neturi efekto, žandikaulis nepasikeitė. Tai va, ir kur jisai dabar aš nebežinau, bet toks tikrai stiprus buvo atvejis. Tai aš galvoju, šitą sutrikimą turbūt labiausiai iliustruotų mūsų pasaulinė žvaigždė Michaelas Jacksonas.
Niekas jam oficialiai nediagnozavo, niekur nėra duomenų, kad tai buvo diagnozuota, bet vertinant jo elgesį su savo kūnu ir su... Ypač su nosim. Su nosim, kai jos neliko. Tai. Aš kaip dabar atsimenu... 7 operacijos ir kaip ten nosim, bėda buvo. Ir turbūt dar labai daug visų kitų, nes jau vien žiūrint nuotraukas, kaip jisai pasikeitė. Ir kur yra ta didžioji nesėkmė, kad jis taip ir nebuvo laimingas su savo kūnu. Ir tarkim, dismorfinis kūno sutrikimas, kas yra būdinga, kad tai yra labai trauminės patirties žmonės, girdėję daug komentarų, daug kritikos. Tas pats Maiklas atvirai dalindavosi, kiek daug kritikos jisai turėdavo dėl savo nosies, dėl savo juodos odos, dėl savo prigimties ir kiek daug buvo ten uždėta į pasiekimus, energijos, kad būtų taip, kaip turi būti. Tai, tai neretai labai perfekcionistiški žmonės. Tai kūno dismorfinis sutrikimas turbūt yra ta turbūt sudėtinga klientų, pacientų grupė, tiek jum, tiek mum. Bet šitoj vietoj turbūt, kad turėtumėt jūs kaip specialistai sustoti, jeigu apsičiapia šitas sutrikimas. Nežinau, ar pavyksta perprasti šitą sutrikimą ir susistabdyti. Mano praktikoje turbūt tokių žmonių aš matau rečiau, jeigu aš, aišku, ne psichiatras, neturiu to tikrųjų kompetencijų, bet vis tiek aš kiekvieną žmogų stebi, nes nesu žurnalo ar televizijos žmogus, nesirodau, nesireklamuoju. Manau, tokie žmonės, jeigu, kaip paminėjai, yra perfekcionistai, ieško geriausio, tas, kuris dažnai matomas. Tai va, ir aš tikiu, kad tie net ir patys turintys sutrikimą žmonės, jie labiau renkasi gydytoją, kuris labiau matomas yra. Taip, ir tai žmonės ir daktarai duoda, žinokit, tokį patosą. Pavyzdžiui, man viena iš baisiausių frazių, atsiprašau, nutrauksiu Martinai, viena baisiausių frazių, kurią aš galiu išgirsti, kai žmonės eina pas mane: daktarė, jūs mūsų paskutinė viltis. Tai taip, tikrai kiekvieną kartą sutrinku, nežinau, čia labai pavojinga zona. Arba jūs mūsų stebuklas. Tik tai neatstumkite mūsų. Wow, tai čia jau reiškia tikrai ta tokia didelė projekcija, iš karto užkelti aukšti lūkesčiai tau, uždėta karūna, ką nori tą su ją veik. Čia pavojinga. Čia pavojinga zona, tikrai nejauku. Tai aš tokių pacientų, manau, nelabai sutrinku. Na, gal per tiek metų, kiek dirbau, gal retrogradiškai galiu atgaminti, kad tai buvo pora tokių žmonių, kur vis šoperuoja ir vis nepatinka, bet, na, man kaip specialistui iš šio požiūrio, manau, sekės, nes aš jau praktiškai nesusidurdavau. Čia, kaip aš sakau, mes kaip specialistai irgi turim tam tikrą energiją ir pritraukiam arba nepritraukiam žmonės. Manau, tas yra irgi. Ir požiūriu, ir darbo stiliumi, ir pokalbio stiliumi. Tai sakykit, daktarė, einant į pabaigą, toks asmeninis klausimas. Kas jums labiau patinka? Didinti ar mažinti? Turbūt, kad mažinti. Mažinti. Jeigu taip abstrakčiai, nes šiandien nevardysiu sričių, kur kas gali būti didinama ir kas mažinama, nes yra ne viena sritis, kur gali būti didinama ir ne viena, kur mažinama, bet labiau mažinti. Turbūt padėti žmogui grįžti link natūralesnių formų, kurias paprastai gyvenimo eigoje kažkokie faktoriai labai įvairūs būna pakeitę. Tai ir tie žmonės, kai statistiškai yra žymiai labiau patenkinti. Taip, aš kažkaip tai net jaučiu, kad kai kalbat apie tai, kad gali sumažinti, tai lyg tai toks sinonimas, kad palengvinti. Ja. Ir ir statistikos yra, ir tų pačių apklausos, tai tie žmonės, kur ne lygioj vietoj kažką prisidėjo, o ten, kur jie pagrįžo link buvusių formų, jie yra žymiai laimingesni. Taip, ir mums kaip daktaram irgi smagu, ne? Turėti laimingą klientą. Taip, smagu. Ir tas toksai gal daugiau eina apie sveikatą. Ne? Nes tas mažinti labai retai yra su tuo, kad
kaip jūs ir sakėt, funkcijos grąžinimas reikalingas žmonėm. Pabaigai aš turbūt, kad nebūsiu originali, bet vis tiek pakartosiu, kad labai svarbu kompleksiškumas. Aš niekaip neišmokstu kažkaip matyti žmogaus kaip organo, kad gali sirgti tik skrandis ar ten tik širdis. Tai manau, kad plastinės chirurgijos sritis, jinai irgi labai susijusi su viskuo ir čia psichikos nuo kūno atskirti neįmanoma, nereikia, o gal net ir negalima. Pritariu. Tai Martynai, labai ačiū, kad atvykai. Ačiū, kad pasidalinai. Tema tokia subtili. Gal mes net ir pritrauksim kažkokių tai neįgiamų komentarų, kokie mes čia gal būtų senamadiški ar dar. Irgi būtų rezultatas. Irgi būtų rezultatas. Aš taip net galiu, žinai, pabaigai grubiai pasakyti, kad aš kaip psichiatras vismoje aš esu už raukšles. Kodėl? Todėl, kad mūsų raukšlėse gyvena emocijos. Ir aišku, kad smagu, kad matytųsi tos gerosios emocijos, šypsenos, raukšlės, bet kartais tos raukšlės parodo, kaip tu esi viduje. Ir kai aš galiu teisingai matyti, kaip tu esi viduje, gal aš galiu tave teisingai pakalbinti, o teisingai pakalbinus padėti. Tai vat, aš esu už natūralumą, aš esu už sveikatą. Ir kažkaip išgirdau, kad ir tavo yra nuomonės apie tai. Labai panašiai. Aš irgi vertinu natūralumą. Tai va. Tai ačiū Martynai. Ačiū. Iki visų sekančių, jeigu sugalvosim. Iki. Iki. Ačiū.